Long time no see. Ką nori? Kad mane geriau girdėtumėt. 1-1, karvės pienas. Draugai, pasilgot lietuvių kalbos? Tai paskutinį vlogą padarysiu lietuvių kalbą. Laukia 3 dienų kelionė po dykumas. Su draugais ir mano vyru. Ačiū Holy Land už kokybę. O jei rimtai, tai jo, keliaujam po dykumas dabar 3 dienas. Tai pagalvojau, kad pats metas paimti kamerą į rankas. Šiandien apsiverkiau vien tik dėl to, nes neradau savo kempinėlės veidui valyti, nes ko gero, kad pamečiau. Važiuojam. We wait a lot. Daug prisikrovė. No, not come here with this bag. Beje, persikraustėm į kitą vietą. Bet realiai gal 4 dienos po to, kai atsikraustėm į tą aną vietą. Nes savininkas paprašė vedybinių popierių. O mes, kadangi dar neturim, tai sako, nepaeis. Gerai, radom kitą vietą. Labas, draugai. Keičiu taktiką ir bandysiu savo vlogus paversti daugiau informatyviais, tad nusprendžiau, kad be voice-overių neišsisuksiu. O grįžtant prie Maroko, kadangi persikeliame į kitą vietą, gyvename šiek tiek toliau nuo miestelio centro, maždaug 30 minučių pėstute arba 7 minutės su motoroleriu. Bet labai džiaugiausi šią vietą, nors kiek ir toliau, bet čia matau vietinių gyvenimą be jokių pagražinimų. O gamta ir dykumos aplinkui kelia nuostabą. Keliausime 4, tad atvykome pas draugą Simo ir iš čia visi kartu pajudėsime link kelionės tikslo. Simo, kera. Beher. Važiuosim iš viso 4. Tai aplankysim 1, 2, 3 vietas. Pradžiai keliavom į Elmys, Muzer ir tada keliausim į Bülman. Ir iš Bülman jau grįšim atgal į Misūrį. Darysim tokį ratuką. Miegosim pas giminės ir taip toliau, tai bus labai įdomi kelionė iš tikrųjų. Visas būrys. Susirinko visas būrys. Beje, niekas nešneka angliškai, išskyrus mano vyrą, tai girdėsit daug arabų kalbos. Kaip pirmos vietos realiai važiuoti tai nėra tai baisiai, tik tai valanda kelio, bet mes dar sustosim dykumose su dronu pafilmuoti, talele. Tik įdomi kelionė, nes valgyt nieko negalim iki vakaro dar. Ramadanas baigsis po poros dienų, 3 gal. Viso šoko man neturi. Papasakosiu šiek tiek apie Misūrį, kadangi lietuviškai iš tikrųjų nesuprasti vietiniai, ką pasakoju. Tai šiaip iš tikrųjų čia tiek daug korupcijos. Tvarko apylinkės jau gal 3 metus. Pavyzdžiui, ant šito apvalaus vienas žmogus dirba ant šito žiedo. Vienas žmogus, 2 metai. Ir valdžia, man rodo, čia tiesiog plauna pinigus.
Yra čia labai daug gražių dalykų Maroke, bet čia yra ir labai daug kas nutylima. Kuriuko ir varom toliau. Užsipylėme kurą ir tęsėme kelionę. Čia pravažiuojame Weekly Market, turgavietę, apie kurią jau kalbėjau viename iš savo vlogų. Tad jei dar nematėte, kviečiu būtinai pažiūrėti, nes šis turgus yra kažkas nepaprasto. Galbūt stebinantis dalykas, bet Maroke keliai tikrai yra geri. Asfaltas išlietas beveik visur. Vienoje vietoje pravažiuosime žvyrkelį, nes tenai bus remontas, bet iš esmės kelias labai geras. Kadangi miestelėje dar stojam užsipilti kuro, tai draugai išvarė pirmi ir susitarėm, kad susitiksim pakeliui. Tai jie mūsų ir laukia. Valyda mūsų laukia nesvarbių reikalus mieste. Mūsų pirmas pit stopas. Wow. Čia Nomad People gyvena. Klajokliai. Tokiuose nameliuose. Pilnas dykumas iš tikrųjų tokių namelių. Jie šilti. Ten pečius. Čia matos grįžinys kažkoks padarytas. Ir piktas šuo. Kasiliukas. Gal čia ir droną paleisim? Dar vienas. Tai blemba šiaip taip vėjuota, kad net warningą gavau, kad very big wind. Bet pavyko pagauti gražių kadrų šitoj dykumoj. Pakuojamės ir varom toliau. Likus gal 10 km iki Marmučio šioje atkarpoje prasidėjo kelio darbai. Tad šioje vietoje asfalto šiuo metu nėra, yra žvyrkelis, o kalnai tokie dideli, kad kai kuriuose vietose motoroleris traukia vos 20-30 km/h. Šis kelias driekiasi per vidurio Atlaso kalnus, todėl jis yra kalnuotas, vingiuotas ir siauras, su daug posūkių ir pakilimų. Pakeliui matėme Barberių kaimelius, ožkas ir asilų šlaituose, o ant Atlaso kalnų viršūnių dar nenutirpusi sniegą. Šios laukinės teritorijos yra mažai apgyvendintos, kelyje mažai transporto ir žmonių.
Per visą savo kelionę sutikome vos kelis automobilius. Tai vietovė, kur klajokliai vadinami nomads, dar vis ganydami gyvulius gyvena palapinėse arba moliniuose namuose, kurį jau matėte prieš kelias akimirkas. Pakeičiu. Žiauriai lėtai varo, bet Kebra, pažiūrėkit, jokių atitvarų nieko. Eik savo. Nors atstumas nuo Misūri iki Marmučios yra vos 40-50 km, bet dėl kalnų kelias ilgas ir labai lėtas. Almys. Labas! Almost like this. Huh? Almost like this. No, pagamba. Tai kultūriškai įdomi kelionė. Marmučia garsėja barberių kultūra, amatų tradicijomis ir autentiškų gyvenimo būdu. Miestelis, su kuriuo keliaujame, yra labai retai lankomas turistų. Tad labai nekantrauju pamatyti ir išgirsti apie autentišką šios vietovės gyvenimo būdą, barberių kultūrą ir amatų tradicijas. Antiek vėjuota, kad net negaliu kartais kvėpuoti, tai susilaikau nuo kvėpavimo. Centrum? Mečetė. Assalamu alaikum. Salamsi. من هنا أي تميم ولا نشا؟ الله يرحم والدي. أعواش مبروكة. الله يحفظك. شكرا. الله يحفظك. آمين آمين. Amin. Klausom kelio. Pasirodo dar netvari. المديرية تميم هي هذه نيل دار سعيد قادوس من هاد الجهة نيت أمو عنده الحانوت هو هذاك سير يحفظك. شكرا. الله يحفظك. شكرا. Where the brother? مانيشة. السلام عليكم. بخير. كل شيء بزين. الحمد لله. الحمد لله. كل شيء بزين. على خير. ايوه دخل على خير. الله ذكر عمتي. Pasiklydėliai. Neatvykom dar. Man vis atrodo, kad atvarėm, bet dar vis netvarėm. Sustojom su giminaičiu vienu žodžiu pasisveikinti. Bet jau netoli čia vietoje esame. Pacanai eina.
Marmučio gyvena vieno iš mūsų draugų Simo giminaičiai. Kadangi iš čia lankėsi labai seniai, tai pats nepamena kelio. Klausime pakelėje sutikusių žmonių ir kaimynų. Vietovė labai maža, tai žmonės vieni kitus čia tikrai pažįsta. O atvykėlių nežinančio kelio čia pėdoje tikrai nepaliks. I will go. Wait. سلام السلام عليكم بخير. السلام عليكم. اهلا السلام عليكم احسن فكرك السلام عليكم. السلام ابنتي لكم الستر كيراكم لا باس ايش اخباركم لا باس الحمد لله. الحمد لله This is surprise photo. اوكي. لكن لا باس الحمد لله ايش اخبارك يا ابنتي لكن لا باس واحنا نعدوا مع الوقت كيراكم الحمد لله زرناك ولا مازال مرحبا بك Marhaba bik. Taip, sveikina mus Simo šeima ir jo teta. Iš tikrųjų buvo labai šiltas ir jaukus sutikimas, nors Simo jau labai ilgą laiką nematė savo giminaičių, bet sutikę mus tiesiog džiaugiasi iki be proto. Varom kažkur apsižiūrėti vandens telkinio. Kapinės. From underground? هنايا Tai realiai atvarom? Wow. هذه كاس لهم السوفا They باش كيقدو داك الشيء اللي wash Sheeps. sheep. Yeah, I see. From this, they make these blankets and carpets. That's really short. Is it the only water source in this town? What is this? So people also come to wash clothes and blah blah blah? But this is the main one. Čia vienintelis, ne vienintelis, pagrindinis vandens šaltinis šitoj dykumoj, šitam miestelį. Ir realiai pradžiai nesupratau, nusukom į kelią, žiūriu, pilna silų, pilna ir kliūčianai, žmonės plauna. Iškart matos, kad kažkas vyksta. Asiliukai stovi priparkuoti irgi. Visiška ramybė, visiškai in the middle of nowhere. Vaikai ant asiliukų joja. Taip gyvenimas Maroke vyksta. Kartais vaikai čia man atrodo lyg suaugusieji vaikų kūnuose. Žiūriu jiems į akis ir matau jas tokias susirūpinusias, lyg neštų visą naštą ant savo pečių. Jie dirba rimtus darbus, perima iš tėvų žemdirbystę dar būdami labai maži. O padėti šeimai, rūpintis jaunesniais broliais ir seserimis įprasta kaip kvėpavimas. Maroke šeima vertybė numeris 1. Tėvai čia daug atiduoda dėl savo vaikų. Laiką, energiją, dažnai net savo poreikius nustumia į antrą planą. O vaikai tai jaučia. Ir mažin supranta, ką reiškia būti atsakingu.
Oi, liaba. Šiek tiek nuslaudėm po savo kelionių. Laukiam iftar. Dar turim apie 10-15 minučių. Tu galvoju pavaikščiosiu po rajoną. Kaip įdomiai namas pastatytas. Čia net ne plyto. Nu čia dabar. Ei, nebijokit. Saulės likutis liko. Ançıdan defka şeydi. Allah. ما بقاوش. لا ما بقاش. أبوك. Franco. So when they speak between each other, Iranians know they misunderstand them. Because they speak the Imazir. Really? Yeah. Is the twang different? Yeah, totally It's different. completely It's like Lithuanian. لا بس سيمور انت اللي خسرت. لا انا اللي لعب انا اللي You go. So. Juge.